Paroda vadinasi Dabar labiau nei bet kada ir jinai yra solo paroda sudaryta iš 3 atskirų projektų. Ir tas pavadinimas Dabar labiau nei bet kada, iš esmės jisai ir apibrėžia, kaip mes dirbame su skirtingom situacijom, kad būtent per laiką ir per laiko atstumą su konkrečiom erdvėm, konkrečiom figūrom ar įveikiais galima elgtis gana laisvai, kaip mes sakom, juos miksuoti ir dėlioti tokius gana subjektyvius koliažus, tokius daugiausiai kinematografinius. Ir būtent tas Dabar labiau nei bet kada yra kiekvienam labiau ir kiekvienam dabar skirtingai. Ir dėl to mes nebandome teikti tokių kažkokių galutinių atsakymų ir tas Dabar labiau nei bet kada yra nuolat kintantis. Mes esame projekto dalyje, kuri vadinasi Aukščiausiame taške. Ir mes kalbame apie vieną mikrorajoną, tikriausiai visi jį žinote, kuris buvo tarsi monumentas kosminiams užkariavimams. Ir ten parduotuvių pavadinimai Merkurijus, Saturnas, Kometa, taip pat darželio speciali tokia architektūra, kurią mes uždokumentavom, bei be abejo televizijos bokštas, kuris tikrai primena kosminį laivą. Ir mes padarėm tokias tris projekto dalis. Iš esmės tai yra 16 mm filmas, kuris dokumentuoja tokią tikrai labai savotišką darželio architektūrą, kuri iš esmės atrodo kaip kažkokia butaforija filmui, kuris buvo statytas ar dar nebuvo pastatytas. Ir tarsi palikta. Ir iš esmės iš tikrųjų jisai bus sugriautas tas darželis gana greitai. Tai mums jisai būtent atrodė kaip kažkokio tai scenarijaus neišsipildymas. Ir būtent mes kalbėjome apie tą kosmoso amžių ir dėl to suradome nepastatytą scenarijų Lietuvoje, kuris buvo vienas pirmųjų science fiction, tos mokslinės fantastikos scenarijų. Ir čia naudojame jo ištrauką. Ir ta skaitmeninė projekcija yra tarsi to filmo išsipildymas visame gražume, tokia visiška spalvota fantazija. O neoninis objektas tai yra kometa, buvusios kometos parduotuvės ženklo perdirbimas, tik tai jisai yra nespalvotas kaip tie vaizdai, kuriuos mes gauname iš praeities. Tai yra juodai baltos fotografijos ir Ugnius ten augdamas net neprisimena, kokios spalvos jis buvo. Antrasis projektas vadinasi Atspindžių girios kronikos. Naudojamės visą tą kino istoriją ir, sakykime, filmais ir režisieriais, kurie imdami konkrečias vietas, jas paverčia kažkokiais tai ar futuristiniais, ar postapokaliptiniais peizažais. Ir mes ėmėm konkretų parką ir jame esančios instaliacijos ar skulptūros yra taip paveiktos gamtos, kad jos jau tarsi atrodo kaip kažkokios tai buvusios civilizacijos pėdsakai, po kurios vaikšto, nerūpestingai vaikšto mergaitė su šuniu, remdamiesi tą kino istoriją, kuri mums leidžia konkrečias erdves paversti kažkokios tai savo vizijos erdvėmis. Ir šio projekto dalis tai yra garso takelis, kurio mes specialiai nelipdėme prie vaizdo. Ir mes jį rašėme specialios peržiūros metu, kurioje Viktoras Gerasimovas atliko Henry Purcell kūrinį Music for a While. Ir kadangi jis labai stipriai veikia kūrinio suvokimą, kiekvienas žiūrovas atėjęs į parodą gali jį užsidėti arba neužsidėti ir patekti į tą mūsų numatytą nuotaiką arba ne. Darbas ir vadinasi Dabar labiau nei bet kada. Jisai yra šiek tiek atskirtas tiek erdviškai, tiek idėjiškai nuo pirmųjų 2 darbų, bet iš principo jis taip pat kalba apie laiką. Ir prieš 2 metus mes pradėjom galvoti apie Kalantos poelgį, kaip jis atrodytų šiandien. Ir šiandien būtent tokiam erdvėlaikėje be kažkokių aiškių gairių, aiškių priešų. Ir tada mes pradėjom galvoti tiesiog apie veiksmą kaip performansą, performatyvų veiksmą.
Ir ėjome į specialiuosius archyvus ir skaitėme daugybę visokių liudijimų, būtent žmonių, kurios buvo suėmę po tų riaušių per Kalantos laidotuvės. Ir remdamėsi tais liudijimais, būtent tą liudijimo tokią pasakojimo tokią estetiką, mes sukūrėme fiktyvų pasakojimą tų įvykių liudininko. Ir aktorius, kuris atliko šį pasirodymą, iš tiesų buvo tų įvykių liudininkas ir jam atliekant tą performansą pradėjo pintis jo paties asmeniniai prisiminimai ir iš anksto paruoštas fiktyvus prisiminimų tekstas. Ir tai iš tiesų tapo būtent to viso projekto išraiška. Tai yra taip, kaip veikia žmonių atmintis ir kaip konkrečios figūros, konkretus įvykiai tampa kažkokiu tai subjektyvios sąmonės kaleidoskopu. Ir tuo pačiu mes nekonkretizavom nei miesto, nei įvykių, nei metų, parodydami, kad iš tiesų neretai yra maištaujama dėl paties maišto ir net nesuprantama, kodėl ir už ką ir su kuo. Ir būtent viso šito projekto plastika tokia juodai balta ir gana grūdėta. Čia yra 16 mm filmas, ten sidabro atspaudai ir 35 mm skaidrė taip pat kalba apie tą 7-8 mečio performansų dokumentaciją. Gaiviems ir svaigiems. Karštyje jie dar labiau svaigino, plukdė vaizdą, atpalaidavo. Pavasarį to reikėjo. Reikėtų ir dabar.